Bent jau šiltų. Taip, čia, žinai. Tomai? Taip, aš. Tu. Labas. Pauliau? Algirdai? Karali. Tu esi lenktynininkas, žmonės sako. Ar tai tiesa? Kartais. Ir žmonės šneka. Tiesa, 20 metų gal jau esu. Kaip jautiesi policijos automobilio gale sėdėdamas? Ir aišku, ne už blogus darbus ir ne už greitį šį kartą. Lenktynės ir simboliškai sėdim policijos automobilį pasikalbėti apie greitį. Bet mes čia patys savo norą atsisėdom. Gerai, kad savo norą. Gerai, kad savo norą. Jo, ir pareigūnai užleido, sakė, gerų tikslų galit. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad jausmas nėra pažįstamas. Natūralu, kad šitoje vietoje sėdėti nėra pati maloniausia turbūt vieta. Tu tikrai moki važiuoti greitai. Ta mes žinom ir tą rodo rezultatų lentelės. Kaip galvoji, kuom skiriasi lenktynininkas nuo gatvių pilotėlio? Gal kad supranti, ką tas automobilis daro. Nes aš ir pats jaunystėje nebuvau šventas. Ir dabar, kai galvoju, tu nesupranti, ką jisai gali, kaip jisai slysta, jo riba, gatvėje tu to neišbandysi. Tu realiai gali išbandyti trasoje atvažiavęs. 18 metų išsilaikęs teises, tu visą laiką nori, nesvarbu kokią tu mašiną turi, tu nori paspausti, nori kažkaip ten biškai greičiau posūkį važiuoti. Man pasikeitė požiūris į greitį, kada aš pirmą kartą išvažiavau į Kačerginę. Aš prasukau savo pirmus ratus ir aš namo važiavau toks atsipalaidavęs visas, nesinori lėkti, ten kažkas lenkia ir tu galvoji, kur jis ten lekia, ko jis ten lekia. Toks išsikrovęs visas, žinai, toks viduje adrenalino gavęs, toks atsipalaidavimas atėjęs. Manau, kad lenktynininkas yra tas, kuris stengiasi važiuoti efektyviai, o ne efektingai. Nes dažniausiai ten kažkoks greitas ar chuliganiškas vairavimas, jisai dažniausiai nenuvažiuoja iki nuo taško A iki taško B greičiau, tiesiog bandai galbūt pareikšti tas kažkokias savo emocijas. Tai turbūt tas ir skiria. Lenktynininkas apskritai tai yra žmogus, kuriam iš tikrųjų yra labai daug sudedamųjų. Tai yra nuo strateginio mąstymo, planavimo, sakykime, automobiliai yra techniškai pakankamai panašus. Tu turi planuoti lenkimus, turi planuoti savo greitį įvažiavimuose, išvažiavimuose, kaip tu įveiksi vieną ar kitą posūkį. Tai nėra tiesiog, kad pamačiau žalią šviesoforo signalą, paspaudžiu akceleratorių ir aš jau tapau lenktynininkas. Tai yra ilgas kelias iki to, iš tikrųjų atrasti tas keletą sekundžių trasoje yra ganėtinai sudėtinga. Saugiausia yra tai, kad apvažiuoti, aplenkti mašiną reikia nedidelį greičio. Reikia jausti situaciją. Taip, nes net kodėl atvažiuoti 139 ir 100 važiuoja, taip vos nenupūs nuo kelio. Tai tas toksai yra supratimas, kas yra riba. Aha, ir turbūt, kad suprastum tą ribą, kartais reikia ant jos šiek tiek užminti. Jo, o mes jau užminus, tai matom, kas per žinias rodo. Jeigu būtum pareigūnas policijos, ką pasakytum tiem, kuriuos sustabdytum už greičio viršijimą? Kiekvienas veiksmas turi pasekmes. Jeigu mes nekontroliuojame situacijos, o gatvėje mes tikrai negalime jas kontroliuoti, nes yra krūva pašalinių eismo dalyvių, yra vaikų, kurie vaikšto perėjos ir panašiai, tai atsiranda tokios nevaldomos rizikos. O sportas, profesionalus sportas, mėgėjiškas sportas, tuo ir skiriasi nuo, sakykime, tokio chuliganiško elgesio, kad tu tai darai saugiai kontroliuojamoje aplinkoje, o ne tiesiog ten, kur yra daug nenuspėjamų faktorių. Policininkas ne mokytojas ir gyvenimo tau nepakeis. Aha. Jo pareiga yra vykdyti įstatymą ir jisai pagal įstatymą baudžia. Pakviesčiau pasivažinėti greitai, bet trasoje, o ne gatvėse. Tada tu pamatai, ant kiek tu esi moki vairuoti ir ant kiek tu nemoki. Tam tikros trasos, kuriuose greitį galima viršyti legaliai, o mieste būkim kultūringi, mandagus. O ką, paskui jau protokolas. Neišvengiamai, ne? Jeigu jau labai stipriai chuliganiškai, tai neišvengiamai. Čia kiekvienam žmogui kiekvienam suvokti, nes yra, kurie baudas renka tūkstančiais ir neįdomu jiem. Tai... Esam buvę visi toj situacijai, kai stovi prie šviesoforą ir šalia tavęs kažkas gazuoja, žiūri tau per petį ir sako, akimis lenktyniaujam, provokuoja. Kaip elgtis toj situacijai, kai tave kažkas bando išprovokuoti ir tu žinai, kad tu galėtum aplenkti? Jeigu turim savo greitį, turim savo kažkokį tikslą, kur turim nuvažiuoti ar panašiai, jo ir stengtis ir laikytis. Man apskritai vairavimas tai yra tas momentas, kai aš dalį darbinių funkcijų atlieku, sakykime, kažkur važiuoju, apie kažką galvoju ir iš esmės aš asmeniškai nelabai tokius ir pastebiu šalia stovinčius. Ne kartą esu sudalyvavęs tame ir dalyvauju, bet tik leistino greičio. Iš jaunystės klaidų mes žinom, kad paskui stovi sekančio šviesoforo pareigūnai ir paskui abu stovi ir abadieną. Ir gavas nuleido, ne? Labai geri renginiai pas mus Lietuvoje vyksta, kur tu gali tos arklius išnaudoti. Ir arklius, ir stabdžius, ir vairą savo. Kaip pavyzdys, atvažiuoji Kačerginę ir gainiui savo arklius po laukus. Prie gero tas neveda, važiuoja kaip važiavęs.
Ok, reikia išlaikyti šaltų nervų. Susikoncentruoti į vairavimą yra labai geras posakis, vairuodamas vairuok. Tai Gal jis gatvėje yra, kaip jūs pavadinot, pilotėlis, bet atvažiuos į trasą, jis gal rekordą muš, ne? Tai jam reikia savo energiją, tą norą lėkti, išnaudoti ten, kur reikia. Dar iš tavęs noriu vieno sakinio tiem, kurie laksto. Huliganiškai laksto gatvėmis ir niekaip neišlenda iš tų gatvių. Turim trasas, turim lenktynės. Palinkėjimą ar įkvepiančią žinutę, ar pabarimą. Važiuokim greitai, bet ten, kur reikia ir ten, kur galima. visada yra sunkiausia suvaržyti kažkokį tai norą, nes natūralu, kai viduje turim kažkokį norą, mes norim jį realizuoti. Tai šitoje vietoje aš daugiau, sakyčiau, nepabarčiau, bet priešingai paskatinčiau, darykit tai, bet tai darykit ne gatvėje, o darykit lenktynių trasoje. Tai kaip ir mačiau mūsų šitam renginyje, labai kviečia tuos naujokus ir duoda beprotiškai geras sąlygas, labai pigiai pavažiuoti ir pasijusti lenktynininkų, tarsi nuomoti mašiną vietą, kur tau reikia nei ruoštis, nei komandos, nei mechanikų, nei autobusų priekabų. Atvažiavai, susimokėjai tam tikrą sumą ir tu važiuoji, tu lenktyniauji. Ir leki. Pirmą kartą atvažiavau į trasą ir supratau, kad absoliučiai nemoki važiuoti, nors gatvėje ten jautėsi labai gerai. Atvažiavai turbūt daug geriau mokėdamas vairuoti. Jo, negu išvažiavau. Supratau. Tai dėl savęs, dėl kitų ir dėl visos saugumo kelyje tu turi elgtis protingai su kitais eismo dalyviais. Ok. Tai ačiū tau ir sėkmės trasai su kitais eismo dalyviais. Kol kas matau lyja, susiliekais. Bus reikalų. Bus reikalų. Pavaryk.